Sveiki visi atvykę į Edvino naują plogą koją. Prisėdam, taisom, truputį per tamsų. Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir galbūt tai nebus judrus vlogas, nes mes esame sulaužyti ir operatorius tegul nufilmuoja, kad žmonės manęs pagailėtų. Operatorius kratula ranką, sako, ne ranką, galvą, sako, nefilmuosim. Tai va, truputį nuskriausti, bet nesvarbu, grįžtam prie video tematikos. Praeitam video jūs uždavėte įvairius klausimus ir aš labai norėjau padaryti pirmą kartą net ne pirmą, jau čia 5 kartas. Q&A vlogą, kad pamatysim su geresnė kokybė, atsakyti daugiau jūsų klausimų ir juos padaryti įvairesnius. Tai nieko nelaukia, manau, mes traukiam savo išmanųjį obuolį ir atsakysime jūsų klausimus. Alakiai klausia, kaip tau kilo mintis pradėti YouTubinti, iš kur kilo kanalo pavadinimas? Manau, tai vienas iš svarbiausių ir turbūt dažniausių užklausimų klausimų. Gerai pasakiau, ne? Nelabai, bet pokui. Man mintis kilo filmuoti, kai man buvo 11 metų, aš nesupratau, kaip man save realizuoti ir aš visą laiką galvojau, kad man reikia kažką daryti, kad nestovėti vietoje. Ir buvo dar 2 draugai, kurie taipogi norėjo nestovėti vietoje ir filmuoti. Ir jų visų nickname'ai buvo Boska, Syncrum, o aš buvau Minė Urvinis. Ir taip gimė būtent BSN kanalas. Boska, Syncrum, Minė Urviniai. Ir štai, mes esam čionais. Ir manau, šio pavadinimo niekas nepakeis. Kojinių prašome operatorius, nefilmuojam, nesiblaškom. Ir žengėme kitą klausimą. BMW Techas klausia, kaip susipažinai su mergina, būtų įdomu sužinoti. Šis kartas buvo žiauriai kitoks. Tai viskas vyko per Tinder programą. Labai keblu yra, kai operatorius yra tavo mergina. Viskas vyko per Tinder programėlę. Buvo labai durnos aplinkybės abiems, nes mano aplinkybės buvo tos, kad aš buvau vakarėlyje ir draugas sako, atsisiųs Tinderį. Ir aš sakau, ne, aš to tikrai nedarysiu. Ir atsisiuntęs Tinderį tiesiog va taip pasvaipinau visas merginas ir Liucija sutiko irgi susvaipinti. Jinai gyvenime nebuvo susitikus su jokiu bernu, bent jau man taip sakė. Ir mes tiesiog susitikom ir nežinau, per pirmo pasimatymą išgeriam kavos, per antrą pasimatymą jau valgėmės burgerį, o per trečią pasimatymą jau reikėjo klipsę užstuminėti. Nu tai aš įsivaizduoju, tai buvo tiesiog lemta mūsų draugystėj. Žygiuojam toliau į kitą klausimą. Radio LTU klausia, kokį pirkai pirmą motociklą ir kiek kainavo? Mane buvo pirmas dalykas ne motoroleris, o mini crosinis. Kiek jisai kainavo, tikrai neįsivaizduoju, bet manau, kiekvieną šitą mini motociklą galite įsigyti heradas.lt. Kainos, kaip ir minėjau, neprisimenu, bet aš prisimenu, kad visą laiką zulinau aplink sodus ir mane tėtis išleisdavo iš garažo išvažiuoti, aš greit iki senelių sodą nuvažiuoju, užgestų ir tenais yra tasai, kur tipo tokia zavadilka užtraukti, aš pats neturėdavau tiek jėgų, atidavo mano dėdukas, užtraukdavo, sako, nu tai važiuok namo ir per visus sodus, sodai visi rėkia, tas minikrosinis nieko nevažiuoja, atvažiuoju pas tėtį, vėl užgesto, tėtis vėl užkaria ir tai pas senelį pas tėtį. O po to atsirado pirmas motoroleris, kuris tikrai, kaip atsimenu, kainavo 120 litų ir jam truko priekinio rato. Ir tikrai mes labai smagią vaikystę su juo turėjom, tai galite pažiūrėti keletą video ištraukų. Mr. Matas klausia, ar toliau dar vairuosi, jei taip, kokią mašiną? Prisipažinsiu, fobiją vairuoti dabar tikrai turiu, nes ypač kai tai yra antras kartas, atrodo, su mocu nutrenkia, tai su mašina to tikrai nebus. Šiokia tokia fobija yra, bet mano fobija yra labiau viršyti greitį, negu iš vis važinėti. O mano kita mašina yra iš tikrųjų svajonė BMW E6. Kai vairavau E-tram 2, aš tikrai pamilau limuzino automobilių klasę, nes tu važiuoji, erdvės yra daug, automobilis tiesiog rieda per duobes žiauriai smagiai ir būtent tai dabar užkabino mane. Būtent sėsti tokį patį automobilį, kurį aš turėjau, kaip ir minėjau, BMW E-tram 2, aš tikrai nenorėčiau, nes man tiesiog grįžta avarijos visi tie atvaizdai. Bet E6, manau, tikrai būtų mano kitas svajonių automobilis. Nuotrauką matau. Mickas klausė. O tai kaip po avarijos panelė mano? Taip, žinau, kad po paskutinio video aš minėjau, kad aš važiavau su mergina ir nepasakojau, kaip baigėsi jai. Labai džiaugiuosi, kad avarijos padariniai buvo labai maži, tiek Liucijai dėja buvo tiesiog nuo diržo sumušimai ir truputį ranka sutrenkta,
Bet džiaugiuosi, kad tik tai man koja, nes galėjo baigtis žymiai baisiau ir mes esame visi gyvi ir sveiki. Krypstant nuo avarijos temos, Adomas Studio klausė mūsų, ar vasaros pabaigoje darysi kokį motorolerių mytą? Atidarimas labiau tikimas gegužės pabaigoje ir pradžioje. Iš tikrųjų, viskas labai priklauso nuo mano sveikatos, bet aš manau neleisiu tikrai nei lygai kokiai, nei sveikatos problemams stabdyti mano veiklą ir aš manau, kad nemanau, o esu užtikrintas, kad mes su Šonta Garage padarysime dar vieną labai tobulą mytą. Ir tikrai gegužės viduryje, manau, mūsų laukia dar vienas atidarimas. Ir vėl naktis. Tęsim klausimadiją. GXT klausia, koks jausmas buvo, kai jau matei, jog bus kontaktas? Visą laiką, kai matau, kad aš kaip prisidirbsiu, man visą laiką buvo toks įdomus jausmas, atrodo, kad kutena nosį ir iš jos bėgs kraujas. Taip pat buvo, kai su mocu nutrinkė, kai su mocu noriu griūt, kai gaunu pizdai iš Liusijos, visą laiką pradeda kutent nosį. Tai taip pat buvo ir šįkart, atrodo, kad tau iš nosis padės bėgti kraujas, bet kai įvinka pats būtent kontaktas, tu nieko nejauti, tau būna šokas, stresas ir tu tiesiog nesuvoki, kas vyksta aplinkui tave. Ir dar jisai parašė mums, kad pradėk, palinkėjimas nuo mano hebros, linkim tau daug sveikatos bei laimės ir pinigų. Ačiū tau. Judam prie kito klausimo. Pijus Bunkys klausė. Sveikas, klausimas tau. Ar yra tekę vairuoti UK mašiną, kad vairas būtų dešinėje? Niekada nevairavau mašinos dešinėje ir iš tikrųjų pas mus Ukmergėje yra gan populiaru turėti anglą. Ir aplamai, nusipirki turelį už 1000 arba 2000 eurų anglą ir vairuoji kokį ten nuliovą Batmaną. Bet ne, gyvenime nesu vairavęs vairo dešinėje, esu tik sėdėjęs. Ir žinau, kad daug iš mano pažįstamų, kurie yra turėję anglus, kai perlipo į kitą pusę, visiškai nejaučia mašinos ir būna daug kontaktų. Tai turbūt nevairuočiau vien tik dėl to, kad yra nusistatymas, kad jeigu tu vairuoji anglą, tu esi bomžas. Ir tiesiog nemalonu sėdėti yra realiai vairuotoje vietoje. Shift Gaming klausia, ar turi dar Aeroxą? Jo, Aeroxas yra ir sekantis vlogas bus būtent apie jį. Pradėsim kišti pinigus į jį ir tobulinsim ir žiūrėsim, kaip jisai keičiasi. Ir tiek, manau, šiam vlogui gana. Tikrai, jeigu bus kitą kartą daugiau klausimų, atsakysiu juos. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo aš Edvinas, gal labai ir nejudėjau, bet kitą kartą susitiksim smagiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo aš Edvinas. Iki.